Taigi sveiki. Sveiki. Šiandien, ko turguje radau, buvo daug žmonių, yra gero, bet nieko gero. Pas mane yra gero ir nieko gero. Radau keletą senų tuščių diskų. Žinai kodėl? Nes knisau pro kasetėmis. Net kasetėmis yra neįdomu. Šiandien bus trumpas video. Štai jums. Štai jums. Ok. Pirmas dalykas. Ką aš radau? Acme DVD -R. Ten yra Taigi, ten yra viršeliais. Tai ten yra, kas man labiausiai patinka, tai yra viršeliai. Man patinka, kad Acme DVD -R yra viršeliai. Pažiūrėkim. -R, o čia pliusas. Kodėl klaista? Kodėl klysta? Ir šitas galima rašyti. Kas jame yra? Oi. Kas jame yra? Acme DVD +R ir Acme DVD -R su įbrėžimo technologija. Su įbrėžimo apsauga. Scratch Resistant Technology. Nežinai, nematai, gali pažiūrėti ir jūs, nes aš nematau. Ten yra įbrėžimų. Tas muzikos atlikėja, kuri yra personally friend of mine. Celine Dion Deux. Pradėjau domėtis ir dėl to pradėjau kolekcionuoti. Štai. Ten yra diskas, viršelis, knygutė, manualas su viskuo. Nu jo, viskas. Ten yra audio CD muzika. O to dar kitą toliau. Vat apie tai, kurį aš jums kalbėjau. Lipstart CDR. Ten yra apsauga. Oi. Diske yra apsauga tam, kad nebūtų įbrėžimų. Ir tam, kad šitas diskas nėra įbrėžimas, nes jis yra apsauga. Išvaru. Ir paskutinis, kurį jums bus įdomiausia dalis. Acme DVD +R. Ir tai yra sealed. Na, šitas yra nuimtas. Taigi, o taip, tiek jums buvo. Na jau tik tiek. Tiek jau nusipirkau. Ir štai, vat. Štai jums buvo tikrai that I was talking about. Tai yra tikrai trumpas video. Taigi, trumpas video. 4 minutės. Štai ir viskas. Iki. Thanks for watching.